17:15 turėtų startuoti šis bėgimas. Taip, yra numatyta programoje. Čia dar kartą visi dalyviai, žirgai, žokėjai, na ir jų minimali masė, kuri turėtų būti po finišo ir be abejo taikomos nuolaidos. Na, gal ir turi, tačiau starto mašina lengvai pasiduoda ir visai netrukus startas. Visai netrukus startas, štai, startuoja Stringa. Kasgi Stringa? Ar tik ne favoritė Enaja? Ar tik ne favoritė Enaja Stringa? Čia problemos Varėniui, tačiau išsilaiko ant Varėnės Aleksandr Kabardov. Panašu, kad šios lenktynės bus įdomios. Taip, atsilikę yra kai kurie dalyviai ir jie pabandys pasivyti čia. Veržiasi priekį Enaja, Belbler yra Laušas netoli. Vikingas kol kas ketvirtas, trečiasis Varėnis. Turėjęs problemų ir priekyje. Šiuo metu Enaja ir panašu, kad savo favoritą statusą patvirtins. Po truputį pradeda tolti nuo Belblero, tačiau šis vis neatsilieka. Ir, na, toks jausmas, pažiūrėjus, kad Enaja spaudžia stipriai, tuo metu Belbleras lyg ir lengviau bėga. Lyg ir netaip išsilieja. Kiti lenktynininkai dalyviai jau atsilikę, ten jau jiem bus labai sunku pakovoti dėl pirmųjų pozicijų, tačiau dėl pirmosios vietos čia dar niekas nėra aišku. Belbleras prieš Enają ir bėga kartu į namų posūkį šie žirgai, gal kiek priekė, taip, šiek tiek priekė Belbleras. Enaja atsilieka per 2 korpusus, artėja, tačiau nesugeba kol kas pasivyti. Belbleras pirmas, Belbleras pasirengęs pateikti staigmeną ir įveikti Enają. Silpsta žirgai, silpsta, matote turbūt patys, kad mažėja tempas, tikrai mažėja ir čia šansas tiems, kurie išsaugo daugiau jėgų. Be abejo, kalbu apie 2 likusius žirgus. Belbleras pirmas, Enaja bando vytis, tačiau panašu, kad gali pritrūkti. Na, kaip ten bus, netrukus pamatysime. Finišo tiesioji. 3 likę žirgai atsilikę, Belbleras laiko pirmą poziciją, Enaja vidiniu hipodromo vidinė tako dalimi bando vytis, tačiau nepavyksta. Laimė Belbleras ir tai vėl yra dar vienas favorito nukarūnavimas. Ne pirmas jau šiandien bėgimas, kuriame favoritai nelaimi ir to kaltininkas šiame bėgime yra Belbleras, 1 vieta. 2 finišuoja Enaja, 3 Varėnis, 4 Vikingas ir 5 Alaušas. Na, tokios yra preliminarios šio bėgimo lentelės, preliminarios laimėtojai. Belbleras laimėjo, atlaikė tą spaudimą, kurį paskutiniuose metruose darė Enaja, tačiau išlaikė tą persvarą ir finišavo pirmas. Dar kartą žiūrime finišo akimirką, na taip, per 2 korpusus, beveik per 2 korpusus įveikta Enaja. Alaušas pirmas, na čia jau daugiau, gerokai daugiau atsilikę, finišuoja likę 3 žirgai, netrukus nuės išvysime, taip, 3 Varėnis, 4 Vikingas ir paskutinysis Alaušas. Kągi, šaunu, dar vienos lenktynės, kuriuose krito favoritai. Na, čia jau darosi įdomu. Na, dabar neoficiali informacija, kad gali būti, kad teisėjai pakeis savo sprendimą. Belbleras berods nusižengė reglamentui. Na, čia būtų įdomu. Tai būtų įdomu, pirmasis toks, na, pavadinkime, incidentas šiandien. Lauksime tos oficialios informacijos.